Artėjant ilgai lauktai Kalėdų datai, kai kuriuose šiuolaikiniuose debatuose tapo įprasta teigti, jog Kalėdos tai yra perdirbta pagoniška šventė. Šis teiginys pasirodo socialiniuose tinkluose, neformaliuose pokalbiuose, šeimos susitikimuose ir net kai kuriuose akademiniuose sluoksniuose. Tam tikroms protestantiškoms grupėms, ypač toms, kurios itin žavisi tariamų istorinių grynumų, ši tezė netgi įgavo tam tikro patrauklumo. Pagal šį pasakojimą Kalėdos esą buvo paprasčiausiai perimtos iš romėnų Saturnalių, nenugalimosios saulės Soli Invictus kulto ar bet kokio kito patogaus senovinio ritualo. Tačiau pakanka bent kiek atidesnio žvilgsnio į istorinius šaltinius, kad būtų aišku. Ši teorija nėra tokia tvirta, kaip dažnai teigiama. Vienas dažniausiai kartojamų argumentų teigia, kad gruodžio 25 buvo pasirinkta tam, jog sutaptų su pagoniškomis šventėmis ir taip palengvintų pagonių atsivertimą. Šis mąstymas, nors ir populiarus, nėra paremtas šiuolaikiniais akademiniais tyrimais. Iš tikrųjų tyrimai rodo, kad ryšys tarp krikščioniškų kalėdų ir pagoniškų švenčių yra daug sudėtingesnis, o daugeliu atveju jo apskritai nėra. Istorikas Andrė Mzvilant pavyzdžiui teigia, kad nėra jokių įrodymų, jog Kalėdų data būtų tiesiogiai kilusi iš pagoniškų švenčių. Pasak jo, pačios vidinės krikščioniškos teologijos pakanka gruodžio 25 pasirinkimui paaiškinti. Soli Invictus šventė dažnai minima kaip tariamas pagoniškas šios datos pirmtakas. Tačiau istorinės analizės rodo visiškai priešingą vaizdą. Stephen Hemans, vienas didžiausių romėnų saulės kulto autoritetų, aiškina, kad aiškus Sol Invictus siejimas su gruodžio 25 pasirodo tik nuo amžiaus antrosios pusės ir net tuomet vėlyvuose bei pavieniuose šaltiniuose. Kitaip tariant, kai gruodžio 25 pradedama sieti su Sol Invictus, krikščionys šią datą jau naudojo dešimtmečius. Ankstesni šaltiniai nurodo kitas saulės švenčių datas – rugpjūtį, spalį ar gruodžio pradžią. Tačiau ne vienas šaltinis iki amžiaus šios šventės neįvardyja būtent gruodžio 25. Hemans daro išvadą, kad nėra tvirtų įrodymų, jog krikščionys perėmė gruodžio 25 iš saulės švenčių. Labiau tikėtina, kad vėlyvosios saulės šventės buvo pritaikytos reaguojant į krikščionybės augimą. Kita plačiai paplitusi idėja teigia, kad Kalėdos pakeitė romėnų Saturnalės. Tačiau ir ši hipotezė neranda jokio pagrindo pirminiuose šaltiniuose. Pagrindinis šaltinis apie Saturnalės yra Makrobijus, kuris aiškiai nurodo, kad ši šventė vyko gruodžio 17 dieną ir kai kuriais laikotarpiais truko iki gruodžio 23, bet niekada iki 25. Tas pats pasakytina ir apie Brumalijas šventę, trukusią nuo lapkričio pabaigos iki gruodžio 17, tačiau niekada nepasiekusią 25. Gruodžio 25 kaip Kristaus gimimo datos kilmė atrodo kylanti iš senovinės bažnyčios teologinio mąstymo giliai įsišaknijusios žydiškoje, krikščioniškoje tradicijoje. Daugelis ir į amžiaus krikščionių autorių Kristaus prasidėjimo datą siejo su kovo 25. Ši idėja pasirodo pas Tertulianą, o vėliau aiškiai išdėstoma Julijaus afrikiečio darbuose. Šios sampratos pagrindas buvo senovinė mintis, kad teisiųjų gyvenimas sudaro tobulą ciklą, prasidedantį ir pasibaigiantį tą pačią dieną. Taigi, jei Kristus buvo pradėtas kovo 25, jo gimimas turėjo įvykti po 9 mėnesių, gruodžio 25. Be to, čia slypi ir stipri teologinė simbolika – Kristus kaip pasaulio šviesa. Tokie autoriai kaip Augustinas ir Leonas Didysis Kristaus gimimą tamsiausių metų laikotarpiu aiškino kaip dieviškosios šviesos pergalė prieš tamsą. Kaip pažymi Mzvilant, ši šviesos teologija nėra kilusi iš saulės kultų, bet iš jau egzistavusių biblinių tradicijų, kurias krikščionys perinterpretuoja. Nors šie argumentai nėra absoliutus įrodymas, jie sudaro istoriškai tvirčiausią ir geriausiai dokumentuotą paaiškinimą, be jokio įrodomo ryšio su pagoniškomis praktikomis. Dar vienas dažnai minimas argumentas susijęs su Kalėdų eglute, kuri kaltinama pagoniška europietiška kilme. Tačiau istoriniai duomenys rodo jos viduramžišką krikščionišką kilmę. Pagal jie amžiaus šaltiniuose užfiksuota tradicija Bonifacas, misionierius Germanijoje, nukirto su Dievu, torų siejama ąžuolą ir vietoje jo nurodė eglę kaip amžinojo gyvenimo,
Kristuje simboliai. Vėlyvaisiais viduramžiais gruodžio 24 Adomo ir Ievos šventės diena germanų kalendoriuje buvo vaidinamos liturginės misterijos apie pradžios knygą. Jose buvo naudojami visžaliai medžiai, papuošti vaisiais simbolizuojantys gyvybės medį. Šie medžiai, statomi kūčių vakarą, tapo krikščioniškų naujojo rojaus prasidėjusio per Kristaus įsikūnijimą simboliu. Taip pat egzistuoja, nors ir ginčytina, tradicija, kad Martynas Liuteris papuošė eglę žvakėmis, įkvėptas tarp pušų spindinčių žvaigždžių. Istorinis faktas yra tas, kad kalėdų eglutė buvo tvirtai įsitvirtinusi krikščioniškoje Vokietijoje jau nuo amžiaus ir vėliau paplito po Europą per kultūrinę, politinę ir religinę įtaką. Tiesa, pagoniškos Europos tautos atliko ritualus susijusius su medžiais. Tačiau ne vienas iš šių ritualų neatitinka kalėdų eglutės tokios, kokie ją žinome šiandien. Nėra jokių ikikrikščioniškų įrašų apie paprotį namuose puošti spygliuočius vaisiais, žvakėmis ar religiniais simboliais. Todėl panašumas yra tik paralelinis, o paralelės nėra istorinis įrodymas. Tas pats galioja kaltinimams dėl vainikų, papuošimų ar net kalėdų senelio figūros. Išoriniai panašumai neįrodo bendros kilmės. Kaip pabrėžia istorikas Fernand Braudel, skirtingos praktikos gali naudoti panašius objektus neturėdamos jokio tikro istorinio ryšio. Kalbant apie Jeremijo 10 skyriaus naudojimą kalėdų eglutei smerkti, tokia interpretacija visiškai ignoruoja biblinį kontekstą. Jeremijas aprašo tipišką senovės artimųjų rytų stabmeldystės procesą. Medžio nukirtimą, atvaizdo išdrožimą jo, padengimą brangiaisiais metalais ir garbinimą kaip dievo. Biblistas Walteris Bruegemanas teigia, kad šis tekstas kritikuoja atvaizdus, kurie siekia įkūnyti dievybę, o ne šventinės ar dekoratyvinės praktikas. Viduramžių kalėdų eglutė nėra susijusi nei su stabų drožimu, nei su dieviškų atvaizdų garbinimu. Tai katečetinis simbolis, nukreipiantis į amžinąjį gyvenimą ir Kristaus įsikūnijimą. Todėl Jeremijo 10 naudojimas kalėdų eglutei smerkti yra kontekstinė, hermeneutinė ir istorinė klaida. Atsižvelgiant į tai, kruopšti istorinių šaltinių analizė leidžia tvirtai teigti. Kalėdos nėra kilusios iš pagoniškų švenčių. Gruodžio 25 oji nebuvo pasiskolinta iš jokios senovinės religijos. Ši data remiasi į amžiaus krikščioniškais teologiniais skaičiavimais. Kalėdų eglutė turi viduramžišką krikščionišką kilmę. Kultūrinės paralelės neįrodo istorinės priklausomybės, o Jeremijo 10 skyrius smerkia ne papuoštus medžius, bet išdrožtus stabus. Kritikuoti šiuolaikinį kalėdų vartotojiškumą yra teisėta. Tačiau vadinti kalėdas pagonišką praktiką tai jau visai kas kita. Galiausiai linkiu visiems gražių kalėdų ir jau dabar laimingų naujųjų metų.